Sveikas žmogus, aš sakyčiau, tai yra sveikas savo kūnu ir savo siela, su šviesiom, gražiom mintim, su savo gražiais norais ir siekiais. Sveikas žmogus pirmiausiai tai yra tas, kuris gerai jaučiasi, nepriklausomai nuo amžiaus. Sveikas žmogus yra tas žmogus, kuris nebijo investuoti į savo sveikatą. Žurnalas, televizijos laida, internetinis puslapis, radijo laida – visa tai telpa pavadinime Sveikas žmogus, kuris jau 15 metų gyvuoja mūsų šalyje. Šiandieną žmonės besidominti savo sveikata, jos gerinimu, gali pasirinkti, kokiu būdu gauti reikiamą informaciją. Tačiau labai įdomu, nuo ko viskas prasidėjo. Man kilo mintis tuo metu, kai atsirado daug labai vaistų, daug naujų gydymo metodų, kad mūsų gydytojai mažai apie tai žino. Ir mes pradėjom versti iš užsienio straipsnių, iš užsienio knygų visokias medžiagas ir jas skelbti gydytojams. Ir tada mus pradėjo kritikuoti, kad laikraštis Sveikas žmogus rašo apie ligas ir simptomus ir vaistus. Tada mes pakeitėm Sveiko žmogaus vardą į gydymo meną ir gydytojams pradėjom leisti laikraštį Gydymo menas, kuris tapo žurnalu, o Sveikas žmogus jis tapo žurnalu visuomeniai. Julius prisipažįsta, kad idėja leisti tokio pobūdžio laikraštį gimė jam, gydytojui, kuris kasdieninėme savo darbe susidurdavo su informacijos apie naujus gydymo metodus, priemonės stygiumi. Jis puikiai pamena, kaip buvo leidžiami pirmieji laikraščio numeriai, kiek darbo ir pastangų reikalavo ši veikla, juk anie laikai stipriai skyrėsi nuo šių. Anais laikais buvo labai sunku, bet ką daryti, nebuvo kompiuterių. Kompiuteriai buvo labai brangus, ar tik tai ką prasidėjo, kai maketavimas buvo vykdomas klijuojant tenais plėveles. Techninis procesas užtrukdavo savaitėm ir tai aišku buvo labai sunku ir brangu. Kalbėdami su Juliumi, žmogumi, kuris dar pamena laikraščio leidybą be kompiuterio, maketavimą rankomis, žmogumi, kuris Lietuvoje pradėjo sveiko žmogaus kelią, mes paklausėme, kokie buvo lūkesčiai pačioje pradžioje ir ar jie pateisinti. Pačioj pradžiai jokios vizijos nebuvo. Pačioj pradžiai mes kūrėm produktą, kurį norėjom ir siūlėm vartoti čia ir dabar. Aš esu patenkintas tuo, kad informacija iš tikrųjų apima visas sritis. Aš būčiau daugiau patenkintas, jeigu žmonės dar daugiau vartotų sveikatos informaciją. Žurnalo Sveikas žmogus redaktoriai Daliai savo aštrios plunksnos prie laikraščių egzempliorių priliesti neteko. Ji tapo redaktorė jau tada, kai Sveikas žmogus buvo išaugęs laikraščio marškinėlius ir apsivilkęs solidų žurnalo rūbą. Bet aišku, jisai keitėsi labai smarkiai ir turiniu, ir išorė. Ir mes jį kiekvieną kartą vis tobulinam, norėjom, kad būtų geresnis, nors kiekvieną kartą jis atrodė pakankamai geras, bet čia kaip su tuo kalniuku, ant kurio užlipi. Užlipi, matai, dar kitas kalniukas didesnis ir vėl ant jo nori lipti. Tai ir mūsų žurnalas taip tobulėjo. Šiandieną Sveikas žmogus yra numeris 1 Lietuvoje. Tokios sėkmės receptą išduoti mes paprašėme Sveiko žmogaus vadovo pono Vytenio. O sėkmės paslaptis, aš manyčiau, tai yra mūsų žmonės. Tai yra mūsų kolektyvas, tai yra tinkami žmonės tinkamai vietai. Ponas Vytenis jau eilę metų gyvena sveiku žmogumi. Jis ne tik tas vadovas, kuris deda parašus ant svarbių dokumentų, bet ir tas nuolatos veikiantis idėjų generatorius, neužgęstantis variklis, traukiantis paskui save didžiulį sąstatą. Atėjau tada, kada buvo tik tai žurnalas, pradėjome vystyti projektą, atsirado televizijos laida, atsirado radio laida, elektroninė versija žurnalo buvo įkurta, sukurtas projektas. Tobulinta interneto svetainė, kuri šiai dienai, kaip minėjau, yra populiariausia pati. Tai yra mano paskutinių gyvenimo metų, taip sakyti, ir kūdikis, ir džiaugsmas, ir vargas kartu. Žurnalas, televizijos ir radio laidos, internetinė svetainė, rodos jau viskas padaryta, jau viskas pasiekta, tačiau pono Vytenio galvoje kirba dar platesnės idėjos. Ir yra registruotas Sveiko žmogaus brandas Latvijoje, šiuo metu vyksta registracija Baltarusijoje. Elektroninis žurnalas, kuris yra skaitomas tas pats kaip ir mūsų spausdintas žurnalas vartomas internete, jis yra paruoštas tiek rusų, tiek anglų kalbom, gali išeiti bet kada. Taip kad jeigu tik tai bus poreikis, visuomenė pageidaus, mes būsime pasiruošę
išeiti į platesnės erdves ir tai prasme už Lietuvos ribų. Tai, kas prieš 15 metų galbūt atrodė nepasiekiama, šiandieną jau padaryta ir galima galvoti apie dar didesnius darbus. Pirmasis laikraštis Sveikas žmogus pasirodė 1995 rugsėjo 25-ąją, todėl mes drąsiai sakome, jog Sveikas žmogus su jumis jau 15 metų drauge. Visas Sveiko žmogaus kolektyvas taria nuoširdų ačiū visiems tiems, kurie mus skaito, kurie mus žiūri ir kurie mūsų klauso. Savo gimtadienio proga linkime jums, Kad atrastų sveiką žmogų ir jau jo nebepamestų ateityje. Aš norėčiau palinkėti visiems žiūrovams, skaitytojams ir klausytojams likti su mumis, kartu ne tik mus palaikyti, bet ir išreikšti savo pageidavimus, pasiūlymus, ką jūs norėtumėte išgirsti, ką jūs norėtumėte pamatyti, kas jums yra aktualiausia, svarbiausia, nes mums iš tikrųjų yra labai svarbu ir mes labai norime gauti tą atgalinį ryšį